Sveiki visi, gaila, jog negalėjau prisijungti gyvai, bet tikiuosi, kad ir tokiu būdu pasidalintas mano pranešimas bus naudingas. Trumpai esu Austija Zapaitytė Gruodė, aplinkosaugininkė miško terapijos gidė. Dirbame su įmonėmis, kaip stiprinti darbuotojų ryšį su gamta ir taip pat su švietimo darbuotojais, kaip jiems padėti pritraukti vaikus į gamtą ir stiprinti vaikų ryšį su gamta. Tai šiandien trumpai apie tai ir papasakosiu. Pradžiai galbūt norėčiau priminti ir pasidalinti, ar ne, kad mūsų rūšis, mes kaip žmonės didžiąją laiko dalį, beveik visą savo vystimosi, egzistencinį laiką vystėmės kartu su gamta. Gamta buvo mūsų natūrali supanti aplinka, mes jautėmės gamtos dalimi ir tai priklausė, nuo gamtos priklausė iš esmės mūsų visas išlikimas, išgyvenimas ir panašiai. Ir tik dabar labai nedidelį laiko tarpą mes gyvename miestuose ir esame atitrūkę nuo gamtos. Bet mūsų visas organizmas, mūsų visi organai, endokrininė sistema, hormoninė sistema, ji veikia kaip dar, įsivaizduodama, kad mes gyvename gamtoje ir mieste ji vis tik patiria, kad ir mes gimėme mieste, jinai patiria chroninį stresą, bet apie tai šiek tiek vėliau. Ir kodėl tas ryšys su gamta mums svarbus dar dėl ko? Dėl to, kad kaip pavyzdys čiabuviai gentis vadinamos ar ne, nors jie sudaro mažiau negu 5% visų pasaulio gyventojų, jie saugo apie 80% visos žemės biologinės įvairovės. Tai miškuose, pelkėse, dykumose, nes būtent nuo to priklauso jų išgyvenimas, jų pasimaitinimas, jų erdvės saugumas ir panašiai. Mes šitą savo įgūdį esame pamiršę. Bet tą ryšį tikrai dar turime. Ir vienas iš tų pavyzdžių, kaip pasakyti, paliudintis tą ryšį, kad praeitais metais pateikėme su įvairiomis organizacijomis kartu paraišką į nematerialaus kultūros paveldo sąvadą ir lietuvio ir miško santykis buvo pripažintas nematerialiuoju kultūros paveldu. Tai reiškia, kad tas santykis vienokiomis ar kitokiomis formomis Lietuvoje dar yra aktyvus ir gyvas, tai mes esame antrieji tai padarę, Lietuva gali šituo pasigirti ir svarbu šitą ryšį ir išlaikyti ir vystyti. Bet šiuo metu tikrai susiduriam su akivaizdžiom problemom ir ką turbūt jūs daugelis mokytojų ir švietimo darbuotojų irgi pastebit ir liudijat, kad šiuolaikinė karta gali būti vadinama uždarų patalpų karta. Ir įprastai daugiau nei 65 milijonų Europos vaikų ir jaunuolių kasmet mokykloje praleidžia nuo 170 iki 190 dienų ir iš jų apie 70% laiko praleidžiama klasėje. Tai yra uždaroje patalpoje, ar ne? Ir daugiau nei pusė pasaulio žmonių gyvena miestuose, tai mes jau automatiškai patiriam pastovų didelį chroninį stresą. 90% laiko apskritai praleidžiam uždarose patalpose. Ir tokia šokiruojanti statistika, kad vaikai vidutiniškai per dieną lauke praleidžia nuo 4 iki 7 minučių, kas prieš 20 metų dar būdavo 4-7 valandos per dieną ir panašiai. Tai staigus kritimas laiko praleidimo lauke tikrai turi ženklų pokytį mūsų sveikatai, mūsų vaikų sveikatai, tik dar to nelabai pamatome, to ilgalaikio pokyčio, bet jau dabartinis poveikis psichologiniai sveikatai ir panašiai labai akivaizdžiai matosi. Ir pasaulyje buvo atliktas toks įdomus laimės tyrimas, vadinamas mapinis. Labai daug, 10 tūkstančių žmonių buvo paprašyta visame pasaulyje įsirašyti programėlę, kuri kelis kartus per dieną supipsėdavo ir žmonės turėdavo pažymėti, kokioje jie vietoje yra ir kaip jie jaučiasi. Ir įsivaizduokit, rezultatas buvo toks, kad laimingiausiai jie, žinoma, jautėsi su šeima, antroje vietoje gamtoje, bet iš viso buvimo laiko gamtoje praleido mažiausiai tik 5% viso savo laiko. Tai toks paradoksas, mes ten jaučiamės laimingiausi, bet praleidžiame mažiausiai laiko. Ir yra toks terminas nature deficit disorder angliškai, gamtos deficito sindromas, kuris būtent ir nusako tai, kad dabartinė karta, dabartiniai 20-mečiai maždaug, yra pirmoji karta auginama be reikšmingo kontakto su gamta ir tai ženkliai atsiliepia ir atsilieps jų sveikatai.
Ir sakoma, jog būtent dėl to tai yra galimoji pirmoji karta gyvens trumpiau negu jų tėvai, nors mes labai daug kalbam apie tą ilgamžiškumą, longevity ar senėjančią visuomenę, bet tai nereiškia, kad būtent tas mūsų įsitraukimas technologijas ir atitraukimas nuo gamtos neturės poveikio ir mūsų ilgamžiškumui. Ir dar vienas, ar nesakom, uždarų patalpų karta, tai kitas dalykas, kas iš to seka, tai yra dopamino karta. Mes esame ypač su technologijom ir vaikai yra ypač įpratę greitai gauti tą pasitenkinimą, malonumą kažkokį, ar ne, ką dažnai gaunam socialiniuose tinkluose. Dirbtinį, kaip ir greitas maistas mes užsikišam savo skrandį, taip ir tas kažkoks džiaugsmo pojūtis, entuziazmo, mūsų smegenų noro kažką naujo sužinoti, jis yra dirbtinai patenkinamas dažniausiai per žaidimus, socialinius tinklus ir panašiai. Ir mes bet kokiu atveju kaip žmonės esame užprogramuoti siekti malonumo. Ir tas greitas priėjimas prie jo mus, taip sakant, mūsų pajėgumus mažina. Ir tada turim tokį, kai mes greit patenkinam, greitai galim užkelti savo dopamino lygį, mes greitai gaunam kažkokį malonumą, mes greičiau patiriam ir stresą. Viskas yra ant svarstyklių ir stresas yra iš esmės visur, tiek gamtoje, tiek bendruomenėje, tiek mūsų viduje, kaip žmogaus ląstelėse. Kai nebelieka ryšio tarp ląstelių, tarp organų, nebeperdodama informacija, atsiranda vėžinės ląstelės, ar ne, jos pradeda sirgti. Lygiai taip pat yra miške. Kai miške, pavyzdžiui, vyksta plynas kirtimas, vienas miško galas per grybienos tinklus, per dirvožemį nebesugeba perduoti signalų ir informacijos į kitą miško galą, pranešti apie pavojus ir tada miškas serga, miškas silpsta. Lygiai tą patį turim ir bendruomenė, ar ne? Kai bendruomenė nesutarė tarpusavį, yra stresas arba yra klasė, ar ne, mokyklos klasė, tai yra disbalansas, yra stresas, nėra bendro veikimo. Ir ta bendruomenė yra serganti. Ir ką taip pat turim vieną iš problemų, tai vienatvės epidemija, labai ryški problema šių dienų. Anglijoje net yra įsteigta vienatvės ministro pareigybė, būtent spręsti problemą susijusią su vienatve. Lietuvoje taip pat yra šita problema beveik kas 10 apklaustajam darytas tyrimas, o kas 5 vyresnis nei 60 metų žmogus jaučiasi prislėgtas ir emociškai izoliuotas. Bet nors dažniausiai apie vienatvę kalbam Lietuvoje apie vyresnio amžiaus žmonės, tyrimai rodo, kad lygiai taip pat dabar vienatvę pajaučia ir jauni žmonės, vaikai, paaugliai, būtent atsiskyrė ypač daug dėmesio skirdami socialiniams tinklams, prie telefonų, kompiuterių jau maždaug dabar praleidžia 6-7 valandas per dieną. Tai ir kas tą vienatvę jaučia ir atitrūkimo nuo gamtos dažniausiai jaunesni asmenys, ypač vieniši vyrai. Atitrūkimas nuo gamtos yra susijęs su mažesniu pasitenkinimu gyvenimu, žmonės trūkia nuo gamtos mažiau linkę aplinką tausojant elgesį. Vaikai nuo 5 iki 16 metų per dieną prie ekrano praleidžia vidutiniškai, kaip ir minėjau, 6,5 valandos. Ir tuomet turim problemą, galim labai akivaizdžiai šitam grafike pamatyti, kad kai kyla kreivė to, kaip sakom, pirštai save, ar ne, use of me, aš, mano poreikiai, lygiai taip pat pasaulyje kardinaliai ir staigiai mažėja biologinės įvairovės. Nes kai mes jaučiam stresą, kai mes rūpinamės tik savimi ir ne savo išgyvenimu, mums tikrai ta aplinkinė aplinka nebetampa tokia svarbi. Ir susiduriam su tokiam problemom, ar ne, įvairiom, ypač Lietuvoje, su širdies kraujagyslių ligom, su depresijos problemoms. Ir miškas yra būtent, gamta būtent yra ta vieta, kurioje yra daromi daug tyrimų, kad šitoms ligoms jie turi daug galimybių padėti, užkirsti kelią ir spręsti tas problemas. Ir žiūrint į vaikus, į paauglius, tai tokia liūdinanti statistika, kad irgi matom įvairius ADHD, dėmesio sutrikimo sindromus, net šizofrenijos ir kitų psichologinių problemų susijusius pikus, sakykime, ar ne labai labai jauname amžiuje. Tai jums užduotis trumpa, pasižiūrėkim, kiek mes turim tą ryšį su gamto, kiek iš tikrųjų esame atitrūkę,
tiesiog savo pagalvokit, ar iš kairės atsakyti lengviau visus pavadinimus, ar iš dešinės. Sakoma, kad vaikai, jog jie jaustųsi, šiuolaikiniai vaikai gamtoje jaučiasi dažnai nesaugiai dėl to, kad jos nepažįsta. Jie yra pratę turėdami telefoną rankose visada viską kontroliuoti, išjungti, jungti garsą, kažką pakeisti ir jie gyvena, tas 6-7 valandas per dieną visiškoje kontrolėje. Jie jaučiasi, kad viską kontroliuoja, visas jų gyvenimas telpa čia. Ir esmė tame, kad kai jie atsiduria gamtoje, kai jie atsiduria nepažįstamo aplinkoje, jie būna kartais patiria stresą būtent dėl nekontrolės. Kažkur šaka kažkokia sučarškėjo, kažkas prabėgo, vėjas papūtė. Tai kas yra svarbu vaikams pažinti bent kažkiek gamtą. Jeigu vaikas pažins bent 10 rūšių gamtoje, medžių, kažkokių augalų, jis atsidūręs naujame miške, kuriam nebuvo toj pačioje ar ne juostoje, toj pačioj miškų juostoje, jis jausis saugiau atpažinęs bent kelias rūšis. Tai čia pirmas toks dalykas, ką labai svarbu, tai yra minimalus gamtinis pažinimas. Tai kaip tas miškas gydo? Tai tyrimų tikrai yra be proto daug, kaip gydo miškas mokantis gamtoje, kaip gydo miškas tiesiog, kai mieste, mokykloje yra gamtos aplinkui ir kai jos nėra. Tai labai daug tyrimų rodo, kad ženkliai geresni pažintiniai kalbiniai įgūdžiai, kūrybiniai gebėjimai, motyvacija, koncentracinė, tiek rašymo, matematikos įgūdžiai. Ypač labai svarbu didesnis pasitikėjimas savim, savigarba, skaitimo gebėjimai, lankomumas didesnis, kai būtent mokykla yra apsupta gamtos arba jie daugiau mokosi gamtoje, išeina į lauko klases. Ir Lietuvoje tikrai neturim daug tyrimų, bet vienas iš tokių ilgai 14 metų atlikinėti tyrimai buvo Kaune būtent tiek apie vaikus, tiek apie nėščiąsias moteris, suaugusius. Tai keletą tyrimų su vaikais, tai buvo nustatyta, kad psichologinių sutrikimų išsivystymo rodiklis mažiausias sąlytis su gamta patyrusių vaikų atveju yra net 55% didesnis, palyginus su tais, kurie patyrė didžiausią gamtos įtaką. Arba kaip pavyzdys, tai nesusiję tiesiog su vaikais, bet kad suprastumėte, jog tai yra ne 1-2%, bet dideli skaičiai, kad jeigu gyvenate toliau negu 300 metrų nuo parko ar didelės žaliosios erdvės ir jame nesilankote, tai tikimybė susirgti ir mirti nuo širdies ir kraujagyslių ligų padidėja iki 70%. Tai yra labai labai ženklus dideli skaičiai. Tai mes tikrai turėtume nenurašyti gamtos poveikio mūsų kasdieniniai būčiai ir vis daugiau dėmesio į tai kreipti. Ir taip pat neapsistosiu, bet labai daug irgi pradedama tyrimų daryti, kadangi vis didėjanti problema ar ne vaikai su įvairiais sutrikimais, kaip pavyzdys autizmas, ir vis daugiau tyrimų rodo, kad autizmo sergančių vaikų oksitocino lygis dažniausiai yra mažesnis ir įrodo, kad būtent kontaktas su augalais, su gyvūnais, buvimas gamtoje didina oksitocino gamybą ir gerėja jų elgesys, bendravimas, emocija, pažinimas, jutimo problemos mažėja, didėja fizinis aktyvumas. Tai labai labai trumpai tokie elementariai miškas gydo tikrai įvairiausi pusiškais būdais, bet kaip jis gydo, kaip labiausiai galima suprasti, tai yra pirmiausia ar ne fitoncidai, lakieji junginiai, kuriuos išskiria miškas. Tai dažniausiai didžiausia kiekį išskiria spygliuočiai medžiai, bet nereiškia, kad spygliuočiai medžiai yra geriausia mūsų visapusiškai sveikatai. Geriausias miškas yra kuo įvairiarūšiškesnis ir kuo brandesnis, senesnis miškas, tai reiškia, kad jis turės visų mums reikiamų elementų. Ir būtent fitoncidai yra atsakingi už mūsų imuninės sistemos, mūsų antivėžinių ląstelių gamybą, kurios kovoja su vėžiniam ląstelėm. Dar vienas dalykas, kad vaikas užsitikrintų savo dienai sveikesnį imunitetą, stipresnį imunitetą, būtų atsparus įvairiom bakterijom. Pirmas dalykas turbūt, ką turėtų padaryti, atsikėlęs išeiti į lauką ir paliesti arba einant į mokyklą bent 10 skirtingų gamtinių paviršių ir jau tai bus didelis darbas. Taip pat tą galima padaryti išėjus ar ne į lauką su darželiu, su mokykla, kad būtų kiekvieną kartą tokia per pertrauką užduotis paliesti bent 10 skirtingų gamtinių paviršių. Ir po to jau galima galvoti įvairias užduotis, kaip vaikus į tai įtraukti. Taip, kitas dalykas labai svarbu vaikams leisti liesti gamtą, leisti medžius, leisti žolę, basomis vaikščioti,
nes mes per telefonus, per skaitinės technologijas, per būdami betoniniuose pastatuose gaunam per daug teigiamų jonų ir išsibalansuojam ir mums labai yra svarbu, tai pavadinkim tiesiog ir įsižeminti, pasikrauti neigiamų jonų ir tada iškart per keletą minučių subalansuoja mūsų emocinė būsena, sistema ir mes atsipalaiduojame. Mikrobai. Dirvožemį yra toks labai daug mums reikalingų mikrobų, vienas iš jų bakterija Mycobacterium vacea, kurią daktarai Vokietijoje leidžia pacientams sergantiems depresiją. Tai mes tikrai turim galimybę įleisti rankas į žemę ir gauti reikiamą antidepresantų iškart tiesiogiai. Dėmesio teorija, tai pasivažavėjimasis. Kaip ir minėjau pradžioje, mes mieste patiriam pastovų stresą, patalpose patiriam pastovų stresą, nes yra mums nepažįstamos medžiagos, mums nepažįstamos griežtos formos, kampuotos formos, ko gamtoje beveik nėra. Ir kai mes atsiduriam miške, gamtoje mūsų akys ir kiti organai iškart atsipalaiduoja, nes šitą aplinką aš pažįstu, mūsų nosis gali būti po poros valandų miške pradeda bėgti ne dėl to, kad susirgom, o dėl to, kad pradeda atsistatyti ir normaliai gali išsivalyti, lygiai taip pat ir kiti visi mūsų organai pradeda atsistatinėti savo pradinę būseną. Žinoma, ir taip pat gamtos garsai yra labai daug tyrimų daryta, kad tai klausimasis paukščių giesmių pagerina emocinę būseną, skatina susidomėjimą, skatina fiziologinę atsipalaidavimą, raumenų įtampas mažina ir panašiai. Kas dar yra labai svarbu gamtoje, tai greičiausiai pasaulyje nykstantis resursas yra tyla. Ir mums tyla yra žūtbūt gyvybiškai svarbi mūsų psichiniai būsenai, atsipalaiduoti mūsų visam kūnui irgi grįžti į save. Tai toje tyloje, gamtoje pabūti be žmogaus garsų retai jau kur pavyksta, bet kiek įmanoma stengtis tokiose vietose apsilankyti. Ir per tai mes per įvairias praktikas sukuriam ryšius su savimi ir su mišku ir su gamta, su savim ir taip mažėja mūsų ir vienatvės jausmus ir panašiai. Tai keletas pavyzdžių labai trumpai, net ir neinant į lauką, Amerikoje ir Oregono valstijoje ant mokyklų lubų buvo iškabintos medžių viršūnių nuotraukos ir darytas tyrimas ir pastebėta, kad klasėse vaikai turi geresnius dabar akademinius pasiekimus, jau man atrodo po pusės metų ten darytas tyrimas, kad geresnis socialinis emocinis vystymasis, skatinamas aplinkos priežiūra ir panašiai. Vien tas stebėjimas nuotraukos, gamtos, medžių viršūnių mus atpalaiduoja ir padeda geriau veikti smegenim. Yra daug tyrimų apie kūrybiškumą, apie užduočių sprendimą, tai vaikai 2 valandas pabuvę gamtoje, 50% yra kūrybiškesni ir geriau sprendžia įvairias užduotis, rašo rašinius ir panašiai. 2005 Amerikos tyrimų institutas atliko tyrimą, tai tokį prieš 20 metų jau buvo atliekami tokie tyrimai, kad vaikai besimokantis lauko klasėse savo mokslo rezultatus pagerina bent 27%. Po to tų tyrimų buvo atlikta dar daugiau, kuomet jau technologijos, ar ne jau ir 20 metų, ir 22, kuomet mes daug didesnį dėmesį skiriam technologijom ir tas vaikų gebėjimas sukaupti mažėja, tai tie rezultatai dar didesni, kad lauko klasės turi daug didesnį poveikį. Irgi labai įdomus projektas Suomijoje atliktas, kad darželių kiemuose pasodinta būtent miško pomiškių, iš miško pomiškio dalis persodinta darželių kiemuose ir 3-5 metų vaikams, kurie ten mokosi, jų imuninė sistema pagerėjo jau per 30 dienų ir po 4 savaičių jie turėjo padidėjusi odos ir žarnynų mikrobiotų įvairovę, kas mums yra labai svarbu, stiprėjusi imunitetą prieš uždegiminių molekulinių ląstelių kiekį kraujyje ir panašiai. Tai net ta miško aplinka, ar ne, mes turim žalytę kieme, bet jeigu tai yra ta natūrali ekosistema, kurioje yra daug mikrobų, daug bakterijų, jinai turi didžiulį poveikį. Kas dar labai svarbu vaikams, kaip juos įtraukti į gamtą, tai yra istorijų pasakojimas. Gamtoje nieko nėra be reikalo ir kiekvienas augalas ar gyvūnas yra tarpusavėje susijęs. Labai trumpai, kaip pavyzdys, kad suprastumėt, kas tai yra, aš nesu istorijų pasakotoja, bet tikiu, kad jūs turite tokį gebėjimą
Tai kaip pavyzdys medpaukštis ir barsukas. Barsukas mėgsta labai medų, bet ir medpaukštis mėgsta labai būtent iš laukinių avilių suvalgyti vašką, tai prasivalo skrandį ir valgyti ten esančias lervutes. Bet per bites, per medų negali jų pasiekti. Tai jis susiranda barsuką, savo sparnais plasnoja, įvairiais garsais bando prikviesti, parodyti, kur tas avilys. Pakviečia barsuką, barsukas pamato, nuvaiko bites, nurenka medų ir visa kita lieka paukščiai. Tai toks bendradarbiavimas, kai jį mes sugebam pateikti, gražiai papasakoti, vaikus labai sudomina domėtis gamta, plačiau ją nagrinėti. Kas yra svarbiausia vaikui, kai manęs klausia, veda mokymus, kokius čia pratimus duoti ir panašiai. Pratimų yra labai daug ir galim labai daug pasidalinti, bet svarbiausia vaikams yra įleisti nestruktūrizuotam žaidimui, tiesiog tyrinėjimui. Tai bus pati didžiausia nauda už bet kokį gerą pratimą, jeigu vaikas įsitrauks ir jis pats mielai tyrinės ir norės kūrybiškai pažvelgti, stebėti gamtą, laipioti medžius, geresnių pratimą jūs nesurasit. Ir tai padeda vaikams ir problemų sprendimą, ugdyti kūrybiškumą, savarankiškumą ir daug kitų įgūdžių. O jeigu norisi vieno vienintelio pratimo, kurį galiu rekomenduoti prieš einant giliau, toliau domintis, tai tiesiog išeiti su vaikais į kiemą, į darželį, mokyklos kiemą ir pasiūlyti vaikams išsirinkti po vieną medį. Aišku, jeigu medžio mažai būna ir keli vaikai vieną ir uždėti jam vardą. Tai jeigu keli vaikai prieis, tikrai medis gali turėti kelis vardus. Ir pamatysit, kaip tai pakeis vaikų požiūrį į gamtą. Ypač maži vaikai, pradinukai ir darželinukai, pirmokai, jie mielai tai darys. Ir dabar susitinku su mokytojais, su kuriais dirbom prieš 5 metus ir darėm panašias užduotis ir dabar sako, va, vaikai jau 4-okai, 5-okai ir jie dar ateina pas mane, sako, oi, mano medžiai ten gilė ar koks ten vardas medžio, nulūžo šaka, ką daryti. Arba eina, parodo draugui, pasižiūrėk, tavo medyje lizdas susisuko. Tai tas ryšys mezgasi nieko nedarant. Tiesiog rasti būdą, kaip prieiti, kaip uždėti tą medžių vardą. Būna mokytojai dar padaro kortelės su vardu užkabinant to medžio. Irgi taip pat, jeigu sunku be technologijų, galim vaikus pratinti prie gamtos ir su technologijom. Yra iNaturalist, pavyzdžiui, programėlė, su kuria galima tyrinėti gamtą, fiksuoti augalus, parodo, koks tai augalas. Ir tai vyksta taip pat įdedama į duomenų bazę, tai kartu vaikai prisideda prie piliečių mokslų dalyvaudami. asknature.org programėlė, kuriame yra labai daug gamtos strategijų, kaip žmonės kuria technologijas pasinaudodami gamtos strategijomis, tai šiek tiek galbūt vyresniems vaikams irgi galima daug domėtis, turėtų būti labai aktualu. Ir labai trumpai pabaigai, tiesiog kelios knygos, kurias rekomenduoju. Forest Bathing jau yra išversta į lietuvių kalbą. Turbūt vienintelė knyga, kurią, jeigu reiktų vieną išsirinkti, tai yra Paslaptingos medžių gyvenimas. Tiek vaikams, tiek suaugusiam, čia yra gamtos, sakyčiau, Biblija. Yra įvairių knygų apie būtent vaikų ryšio su gamta stiprinimą, praradimą, poveikį ir panašiai. Tai labai trumpai, ačiū Jums už dėmesį, tikiuosi gal kažkokių minčių, įžvalgų bus, jeigu ką, tikrai galim susisiekti, apačioje matot mano kontaktus, vedam mokymų švietimo darbuotojams, kolektyvams dienos trukmės, nuo teorijos iki praktikos, į paskaitas ir įvairias kitas praktikas. Tai ačiū labai, kad užklausėt ir geros likusios konferencijos. Tai konferencijai pirmą kartą dėkoju Laimai, kuri paragino mane, paskatino. Aš atstovauju Šiaulių santuokos ugdymo centrą ir mano pranešimas bus visiškai apie kitą kategoriją vaikų, kurie yra taip pat tarp mūsų, tai yra specialiųjų ugdymo poreikių turintys vaikai. Ir jie taip pat mokosi biologiją, jie taip pat mokosi gamtos mokslus, matematiką ir mokosi būti tarp mūsų, mokosi pažinti pasaulį. Ir tiesiog jiems taip pat reikia kartais galbūt didesnės pagalbos ir kitokio požiūrio į jų gebėjimus ir į tą visą įtraukti, ne? Įtraukimas.
Ir dažnai mes, kai kalbam apie specialiųjų ugdymo poreikių vaikus, mes taip pat kalbam ir apie didesnę pagalbą jiems ir apie didesnį, sakykime, didesnį bendradarbiavimą įvairių specialistų. Ir pavadinimą aš tiesiog savo pranešimui pasirinkau tarpdisciplininis. Todėl, kad vienas pedagogas, vienas galbūt medicinos atstovas, ar ne, vaikui turinčiam didesnių ar mažesnių specialiųjų poreikių, jam tikrai negali nieko padėti. Mūsų mokykla, prieš tai buvusi, galbūt ir esat kas girdėję, jie nuo 24 metų patapome centru, Santuokos ugdymo centru, o iki tol buvo Šiaulių sanatorinė mokykla. Šiaulių sanatorinė mokykla ugdė mokinius, tai yra bendrojo ugdymo mokykla, kurioje mokėsi vaikai turintys judėjimo, stuburo, įvairių sutrikimų. Šiai dienai mūsų mokykloje mokosi vien tik tai vaikai turintys vidutinio ir sunkaus, įvairių raidos sutrikimų ir mišrių, ir specifinių, ir turim netgi atskirą klasę autizmo spektrą turinčių vaikų, tai pirmokų, o šiaip tai visi vaikai yra unikalūs, labai ypatingi ir nuostabūs, ir aš drįsiu sakyti, kad iš tikrųjų su jais yra kartu iššūkis dirbti, bet kartu ir labai smagu, nes tie vaikai turi labai daug meilės. Ir tada trumpai aš pasidalinsiu, kaip aš ir užsiminiau, ar ne, kad pedagogas ar specialistas negali vienas pats veiksmingai atliepti visų, nes kiekvienas vaikas atėjęs į mūsų įstaigą ir apskritai galbūt dabar, kadangi traukusis ugdymas yra visur, ar ne, tai jis atsineša ir ne tik tai savo gebėjimus, bet atsineša ir savo ligos istoriją. Ir tik tai įvairių ligų sričių specialistų tas bendradarbiavimas, tas toksai žiūrėjimas į vieną kryptį, žiūrėjimas į vieną tašką, jisai labai duoda gerų rezultatų. Ir mes tikrai matom, kaip vaikas atėjęs į 1. klasę ir kokį jį mes išleidžiam 8, 10 klasiai, 10 klasės. Ugdymas yra iki 10. Na ir gamtamoksliniai gebėjimai gali būti lavinami kartu, integruoti. Tai aš šiandien ir pakalbėsiu apie tą integravimą, nebūtinai tai bus konkretu, kad bus ir kelios pamokos integruotos įvairių dalykų, toks tarpdalykinis integravimas, bet kartu tai bus ir tiesiog kiekvienos pamokos eigoj, tai yra neatsiejami dalykai. Lietuvių kalba integruojasi su gamtos mokslais, kadangi daugelis vaikų yra, su kuriais aš dirbu, aš biologiją turiu 8-okams, 10-okams ir turiu ypatingai sudėtingus vaikus, aš drįsiu taip sakyti, kuriems aš turiu STEAM veiklas. Anksčiau jos buvo truputėlį kitaip įvardintos, bet kadangi turiu neformalų STEAM gamtamokslinį ugdymą, tai kartu mes, tie vaikai yra tarsi, negražiai pasakysiu, išimami, ar ne, iš fizikos ugdymo proceso, iš chemijos pamokų ir man su jais reikia darbuotis. Na, tai aš keliausiu, trumpai pristatysiu, labai trumpai, taupydama jūsų laiką, kas tai yra ir dažnai susiduria su įvairiapusiais raidos sutrikimais. Tai yra socialinės sąveikos sutrikimai, ir galbūt savo tarpę atpažinsit, tarp savo mokinių kažką tai tokio pastebėsit. Ir kalbos nekalbinio bendravimo sutrikimas tai yra vienas iš tokių mūsų mokinių tarpe rimčiausių. Ir jisai tiesiogiai siejamas yra su matematiniais gebėjimais, nes mokslininkai yra įrodę, kad jeigu vaikui sekasi sunkiau kalbėti, arba tiesiog jisai neištaria žodžių, turiu savo tarpę ir visiškai nekalbančių vaikų, tai tiesiog jie sunkiau yra susijęs su smulkiąja motorika ir jiem yra labai sunku skaičiuoti ir įsivaizduoti ir pažinti pasaulį, kas vyksta jame.
Taip pat elgesio ypatumai priklausantis nuo pomėgių, ribotumų, sensoriniai sutrikimai ir taip toliau, ir taip toliau. Na, tai iš tikrųjų turim ir elgesio emocijų sutrikimo turinčių vaikų, na ir tas irgi galioja autizmo spektrą turintiems mokiniams. Na, aš trumpai pristatydama šitą pranešimą galvoju, kaip visą tai, žodžiu, informacijos labai daug ir galvoju, kaip informatyviau visą tai pateikti. Tai pirmiausia, organizuojant pamoką, labai svarbu, aš pakelsiu truputėlį viršų, organizuojant pamoką yra labai svarbu keli akcentai. Ir ką mes naudojam, mūsų pedagogai visi naudoja, mes turim korteles ir jas tiesiog lentoj, pamokos pradžioj, ypatingai autizmo spektrą turintiems mokiniams, yra informuojama, bus taip ir taip ir taip, darysim tą ir tą ir tą ir tą, kad jie žinotų kiekvieną žingsnį kas po ko, nes jiems yra labai svarbu rutina, labai svarbu, kad veiksmas vyktų taip, kaip yra pasakyta ir kaip turi būti. Tada nekyla kažkokių tai didelių emocijų protrūkių ir panašiai. Na va, tai labai svarbu taikyti diferencijuotą mokymą, atsižvelgiant į individualius mokinio poreikius. Ir net čia kaip pavyzdys turim vaikiną, jau jis yra 9-okas, tai yra 8-okas vežimėlyje ir jam labai sunku yra vynioti, ar ne? Tiesiog jam sunku iškelti ranką, jam sunku vynioti, mes turim pagalbą, nuostabius padėjėjus, kurie nuolatinai padeda. Na ir dabar čia įdėjau Melitos situaciją, mergaitės, kuri tiesiog emocija. Kiekvienas darbas dirbant, žodžiu, mums ne tiek yra svarbu, kiek akademiniai pasiekimai, bet tiesiog vaiko sensorinė integracija, kad jisai galėtų, kartais jam labai sunku prisiliesti prie kažkokio daikto. Čia yra naudojamas, mes darėm ekologišką modeliną. Tiesiog tokia natūrali, paskui eterinius aliejus pylėm, jeigu tiko tam vaikui. Paskui įtaikom naudojimą vairias technologinės priemonės, ar ne? Čia mes turim tokį tarptautinį projektą, labai mūsų mokykla, tiksliau centras, aktyviai dalyvauja įvairiuose projektuose ir, žodžiu, ir integravosi ir biologija, integravosi geografija, žodžiu, fizika ir mes čia turėjom laivus, Lietuvos upes matavom, kiekviena klasė savo upės pavadinimą turėjo ir panašiai. Na va, ir tiesiog grįžtant prie tų kortelių, kiekvienas vaikas jų tada tiesiog mato, kadangi daugelis mūsų vaikų turintis mišrius specifinius raidos sutrikimus, jie yra vizualai. Nu, toks įdomus terminas. Bet jiems reikia vaizdinės medžiagos ir tu gali jam kalbėti, kiek nori, tu jam turi parodyti konkrečiai, ar tai bus kažkoks tai video filmukas, ar tai bus kažkokia tai seka veiksmų, dažniausiai tai būna kortelės, ir panašiai. Dabar, kaip aš ir minėjau, mūsų mokykloje yra labai stipri komanda, mes turim baseiną, mes turim mediciną savo, turim kineziterapeutų šaunių, turim gydomosios medicinos pedagogai yra. Ir, sakykim, vienam vaikui yra suteikiama labai stipri pagalba. Ir mes visi tarpusavį labai, žodžiu, bendradarbiaujam. Ir aš labai daug pamokų organizuoju ir integruojuosi su logopedais ir kartu su specpedagogais, kadangi, tiesiog, jisai, pavyzdžiui, specpedagogė ima tą pačią temą, ima iš matematinės arba iš kokios lietuvių kalbos, ar ne, mokomės būdvardžius, mokomės veiksmažodžius, įprasminam juos ir būtent per patyriminę veiklą. Na, psichologai čia savaime suprantama ir tėvai būtini šitam procese. Dabar kokie mūsų lūkesčiai, aš informaciją pateikiau trumpai iš kompetencijų, kurios yra BVV mokykla 2030. Na ir čia tiesiog jos labai siejasi viena su kita.
Ir kaip aš jau minėjau, kad kodėl matematika ir gamtos mokslai, todėl kad matematika vaikams atrodo siaubas baubas kažkoks, tai ypatingai mūsų vaikams ypatingiems. Ir gamtos mokslai, bet tai tiesiog yra tai labai gyvenimiška ir mūsų tikslas yra, kaip aš jau minėjau, ne akademiniai pasiekimai, tai ką jūs čia visi labai gražiai pasakojat, bet tiesiog, kad tie vaikai išeitų kuo savarankiškesni į gyvenimą ir kad jie galėtų elementariai savimi pasirūpint paprasčiausiai kiekvienoj gyvenimiškoj situacijai. Dabar labai svarbu yra, aš išskyriau keletą dalykų, čia tiesiog ranka pieštų yra, kiekviena klasė turi savo. Ir ypatingai autizmo spektrą turintiems vaikams, labai ir elgesio sutriaukimus turintiems vaikams, labai yra svarbu klasės grupės susitarimai, ne? Ten vienas kalbų ir, kaip aš jau minėjau, būtent tos vizualios kortelės. Taip pat ypatingai vaikams labai sunku išlaikyti dėmesį. Mūsų pamokos 40 minučių trunka, bet tas 40 minučių tai yra labai daug kai kuriems. Tai mes darom sensorinės pertraukas. Dabar labai svarbu, galima net ranka, neturint kortelių, elementariausiai gatvėj, tiesiog nupiešiau mašiną ir, sakykime, užrašiau ausinės, ar ne? Jeigu tas vaikas yra nekalbantis, tai tiesiog tu jam pieši ir va dabar rodai. Dabar, kaip pavyzdys Augustė, ar ne, aš turiu mergaitę. Na tai va, dabar mašina, ausinės, arba tiesiog yra gestai. Šiek tiek mokomės ir gestų. Taip pat, sakykime, vėl kortelė, dabar važiuosim, ar ne? Ir jeigu aš kažkokį veiksmą jau atlikau, kad tam vaikui būtų aiškiau, aš tiesiog ranka galiu nubraukti. Tai yra labai paprasta, galbūt jūs išsinešit šitą žodžiu, pavyzdį kaip į gyvenimą ir galbūt kažkur sutiksit ar draugų tai ar panašiai. Dabar aš, ugdant mūsų vaikus, aš išskyriau 3 pagrindinės, mums labai svarbios yra kompetencijos. Tai aš išskyriau 3. Na, tai viena irgi įkėliau begalę pavyzdžių, tikrai tų darbų yra labai daug, nes jie tiesiog per dieną, kai vyksta kelios pamokos, tai tos pamokos ir būna visos labai patyriminės, jos labai kūrybiškos, kad vaikus sudomint ir kad jie, kaip sakė, užsinorėtų, ar ne, užnorinti juos, nes iš tikrųjų aš kaip matau tuos vaikus gimnazijoje, galvo fantastika, jie eina, daro, patys inicijuoja veiklą, o tenai, na darom, nenoriu, jis limbo į klasę, plumpt atsisėdo, nenoriu, ir dabar ir tu verties per galvą, kaip sako, ir kaip mūsų svečias rusiškai sakė, sako, cirką turi padaryti, ar ne, prieš klasę. Iš tikrųjų taip, žinokit, taip, ir tu galvo, na kaip, na ką dabar daryti, kokie čia savo galės pasitaukti. Tai va, tai čia mes tiesiog įvairiausi projektai ir čia sveikatijada buvo, čia vaikams buvo duotas kiautiniai ir jiem tiesiog kiek įmanoma skatinam juos kūrybiškai pasižiūrėti, ne, bet būtinai visur turi būti schemos. Dabar dedam šitą, dabar dėsim šitą, prie šito pridėsim šitą ir taip toliau. Na ir taip pat viena iš labai svarbių pažinimo kompetencija, tai jinai tiesiog eina per visas veiklas ir net neįmanoma išskirti, na čia mes auginam Lietuvą, ar ne, pipirnė, grybai, po to žalius ragavom, nešėm į valgyklą. Čia dabar mūsų margučiai pats šviežiausias dalykas yra ten su 8-okais fosilijas, ar ne? Irgi pagal biologijos programą. Tada darėm vabzdžius, susipažinom 3D vabzdžiai, kregždžių lizdas, ten irgi va fizika, gamtos mokslus apjungiam, ar ne? Ten sunkiai vaikščiantis berniukas ir su labai rimtais sutrikimais, ten tiesiog plukdėm laivus. Ten darėm jonvabalį, kur apačią nupiešėm su naktį šviečiančiais dažais. Tai tiesiog ir tada vaikai tos jonvabalius, va ten kojytės iš pagaliukų prikabinom ir nešėsi prie savo naktinės lemputės ir pasikabinom. Dabar socialinė emocinės sveikos gyvensenos kompetencija tai yra visiškai neatsiejama mūsų vaikams ir labai svarbu organizuojant pamoką,
pamokos planas, kad jie iš tikrųjų žinotų, tiek laiko bus tokia dalis, tiek laiko bus tokia dalis, mes darysim šitą, mes dabar eisim ten, mes dabar taip, refleksija, praktinis darbas, teorinė veikla ir panašiai. Vizualinės taisyklės ir labai svarbu struktūruoti pamoką per planavimą. Na, o čia mūsų tokie ir būrelio veikla, ir STEAM veikla, čia ir tiesiog visur siejasi ta matematika, su gamtos mokslais visur skaičiuojam, visur formos, nes jie ir nesuvokia formų. Na ir va tiesiog čia turėjo virtinukus darė, tai tiesiog kiekvieną gabaliuką turėjo pasverti, pamatuoti. Čia paskutinis mūsų darbas, 10-okai, darėm prieš pat atostogas vandens filtrus, irgi kalbėjom apie ekologiją. Tai tiesiog žemių kibiras stovėjo klasiai, pasidarėm tokį tirštą murziną tirpalą, su žemių 3 ar 4 šaukštai ir pylė, ir paskui varvėjo, švarus, fantastika, emocijos liejasi per kraštus. Na va, ten irgi mokomės plauti, mokomės vienas kitam pagelbėti. Vaikai iš tikrųjų labai geranoriški pas mus ir tikrai galiu drąsiai sakyti, jie padeda vienas kitam, kadangi yra labai daug vaikų judėjimo negalią turinčių. Tai tik tiesiog padeda. Vežimėlių pastūmė, pavežė, pakėlė į viršų ir taip toliau. Dabar čia keletas integruotų pamokų. Ir tiesiog įdėjau keletą pavyzdžių, kaip mes ruošiam užduočių lapus. Čia buvo integruota matematikos ir gamtos mokslų pamoka. Ir tiesiog tai yra patys, na, jau sudėtingiausi mūsų vaikai, aš drįsiu taip sakyti, gal nelabai gražu. Bet ir mes tikrai mokėmės labai atpažinti eglę ir pušį, toks kaip pavyzdys. Labai daug buvo vaizdinės medžiagos, informatyvios. Na ir tiesiog lyginom, ar ne, lyginom spyglį eglės, lyginom spyglį su pušies, po to konkorėžius ir bandėm juos tiesiog apjungti tą matematiką ir rašė jie, na ir tie visi ženkliukai užduočių lapos irgi taip pat tiesiog informuojam, kad dabar žinokit, mes žiūrėsim, dabar galvosim, dabar rašysim, dabar skaitysim, na ir tiesiog tai yra, kaip aš jau sakau, vizualai. Na ir čia va paskutinė, aš tiesiog kaip prizą, jie pasidarė iš modelino eglutės. Nu, žodžiu, tie sausainių formelės eglutės, ar ne? Jie spaudė modeliną, lašino meterinį aliejų, pušų ir jie išsinešė tokius gražius darbus. Dabar akimirkos dar. Dabar tiesiog elementarus, ar ne, mums visiems suprantamas dalykas vinis, bet irgi tokia integruota labai graži pamoka buvo ir tiesiog begalė klausimų, iš ko ta vinis padaryta, kam jinai reikalinga, ką reikia su ją daryti. Todėl mūsų vaikams net nebekiltų, atrodo, tokių klausimų, o čia iš viso, kam jinai reikalinga. Na ir ką mes darėm, iš kukurūzų statėm pastatus, su dantų krapštukais jungiam, kuo aukštesnis, matavom, žiūrėjom, kiek kukurūzų, žodžiu, skaičiavom. Kažkam išėjo, kažkam neišėjo, nes labai sudėtinga jiems iš visą erdvinį mąstymą suvokti ir pastatyti. Ir jie stato į viršų, sakai, pagrindą statyti, na, žodžiu, sudėtingi dalykai. Tai va, dabar geometrinės figūros su specpedagogė buvo integruota pamoka, atvira, taip pat tinklaveika turim. Ir miestui rodėm pamoką, būtent apie geometrinės figūras mūsų aplinkoje. Tai irgi kortelių prisiruošėm labai daug ir tas korteles jie su skalbinių segtukais, o po to iš zefyrų statėsi geometrinės figūras pagal pateiktas korteles. Aišku, jie paskui skanavo, nes tiems vaikams labai svarbu yra rezultatas ir prizas. Ir jeigu dar prizas skanus, tai yra, tada tu juos užmotyvuoji ir dar jeigu pasakai, žinokit, bus, tada jie dirba. Tai va, kas čia dabar turėjom, dar ir turim šitas, turim savo daržą, 4 lysvės, bet planuojam dar jų turėti. Vienas, sakė, padarys mums, žodžiu, kad galėtų su vežimėliais privažiuoti.
ruošiam sensorinį daržą ir Smart Garden mūsų, ar ne? Auginam, turim užduočių tokį lapą pasidarę, tai kadangi daugelis vaikų mūsų nerašo, arba labai sunkiai rašo, na tai tų, žodžiu, entuziastų labai mažai yra. Tai džiaugiamės, kad atsirado, kad užfiksavo, kad kažką žymėjo ir taip toliau. Bet peteriminiai su žeme labai patinka vaikams dirbti, terliotis, laistyti, žodžiu, kapstytis, super. Dabar kitas projektas Aqua Dragon. Tai iš tikrųjų, čia jau mano iniciatyva buvo, tą projektą turėjo 8-okai mano biologijos pamokoje. Ir jie tiesiog vienas vaikas pasisiūlė ir maitino, čia dar tik, jau supilti kiaušinukai ir jau ten jie čiut matosi. Na, čia jau taip ir gyveno, tai dabar galvoju, kiek jie čia gyveno. Trečio mėnesio 15 dieną, sakė, numirė viskas, nebeliko nieko. Tai va, tai iš pradžių dar ir bandė vandenį pakeisti, ir taip, tiesiog buvo toks visiškai eksperimentinis darbas. Dabar magiški kiaušiniai, tai čia buvo mūsų topų topas. Ir, žodžiu, Kaune yra kažkokia organizacija, edukacinė programa, jie organizuoja ir atveža mokykloms inkubatorių su 9 kiaušiniais. Atvežė tuos kiaušinius jau visai pribrendusius ir sekančią dieną pradėjo ristis viščiukai. Tai vaikai, žinokit, va tas procesas, ten jie tiesiog įtaisė tą inkubatorių prie mūsų medicinos punkto, koridorius užkištas, vaikai ėjo per pamokas, per pertraukas, aš ten pati irgi pamokas porą turėjau. Nusileidau, žodžiu, su vaikais. Žodžiu, jie ten sėdėjo, suaugę žmonės sėdėjo, visi sėdėjo, visi žiūrėjo ir laukė, valandą laukė, kol tas viščiukas tiesiog, va čia jau, kiek jau čia vienas išsiritęs, dar 2 ar 3 likę. Ten dar vienas išsiritęs ir va toks išsirita. Ir tada dar kokia valanda, jie ten sėdi, žiūri, aha, šlakas, dabar šlakas. Aha, dabar ten išdžiūva, tada jau kai išdžiūna, tai galima iškelti jau į tą bendrą, žodžiu, jau šitą dėžę. Tada čia yra ta mama višta, čia ta šildytuvas yra apačioj. Tada ten viščiukai sulenda. Žinokit, veiksmas 2 savaitės vyko kažkas kosmosas mokykloje, visi gyveno apačioj. Na taip pat automatiškai mes čia tokį pildėm, svėrėm tuos viščiukus, kiek gimė. Vieną viščiuką išsirinko ir žodžiu, ir ten vis verdavo po truputį. Paskui čia tokia lenta rašė vardus, vienas kažkas FIFA buvo, FIFA. Pagal jų emocijas, ties vaikams, mūsų vaikams iš tikrųjų to labai reikia. Ir paskui ten yra cypsėjimo tokias korteles, prikabinom. Ir, žodžiu, kiek kartų sucypsi, ten yra ta emocija, bando to viščiuko, gal jam skauda, gal jam blogai, gal jam kažkas nutiko. Na ir, žodžiu, empatijos buvo super daug. Dabar mūsų įsivertinimas pamokoje yra labai svarbu. Aš savo tiems ypatingiems vaikams, aš ten jiems tik tai galiu įskaitą rašyti, aš pažymių nerašome, bet vis tiek mes turim kažką tai sužinoti, kaip kas ten vyksta pas juos. Na ir tiesiog, aišku, refleksijos, klausiam, diskutuojam, truputėlį literatūros, bet aš sudėjau ne mokslinio, tiesiog tokią, kurią naudoju savo kūrybiškoms veikloms. Na ir išvados, ar ne? Trumpai, kad bendradarbiaujant visiems mokytojams, visiems specialistams kūrybiškai gilinamas, integruojamas bendro ugdymo dalykų kursas, kuris yra truputėlį pareguotas, ar ne, visiškai kitaip negu įprastose mokyklose. Na ir mes su vaikais formuojam tą savitą požiūrį į mokslą. Ir dabar specialiųjų ugdymo poreikių turintys mokiniai, jie mokosi gyvenimiškai pritaikyti tą teorinę medžiagą praktikoje, sukurti maksimalią pažinimo laisvę. Įtraukia mokinius į aktyvų motyvuojantį dirbti mokymosi procesą ir visur patyriminės veiklos, visur. Ir tiesiog
įvairios team veiklos, na, o mūsų suaugusių supratingumas, geranoriškumas, empatija yra pagrindinis raktas į šitų vaikų ugdymą.